Kas yra Dievas? Daug kas man rašė, daug kas man klausė asmeniškai, kas yra Dievas, kas yra visata, kaip tas atsirado, kodėl tas yra. Dabar trumpą papasakos, kas tas yra pagal faktą. Visata ir Dievas yra viskas, ko mes matom aplinko. Saulė, medžiai, akinė, šita mon švarks, mona barzda, aš pats, mona bata, mona kelnis, mona dontis, šita seglutė. Viskas, kas yra Dievas, viskas, kas yra. Tai ką tas omeny yra? Tai tu esi atvaizdas Dievo, tu patiri save, tu esi Dievas, katras ateina šitas į fizinį kūną, atrasti savi ir patirti savi, sąmoninga suvokti, kad on įrans ir patirti savi. Gera, tas išeina jau, viskas aišku. Gera, visata, kas yra visata, kaip man atsirado, kada man atsirado ir kas man sukūrė. Niekas nors nesukūrė. Niekas nors nesukūrė. Visata pradėjo egzistuoti. Bum! Ane? Ne, taip nebuvo. Apgavau, ne. Iš tikrųjų, visata visą laiką egzistavo. Ana visą laiką egzistavo. Pagal definiciją, tas, kas egzistuoja, negali neegzistuoti. Tai visata neprasidėjo, niekada ir nepasibaigs. Ana visą laiką buvo ir bus. Dabar, šį dalykom pasakiau, atrodo, what the fuck, kiek daug klausimų, kiek kontų čia šneki, nesąmonė. Paklausyk, mūsų logiškas 3D smegenys, egoistiškas smegenys, anos niekada negalės to suvokti, suprasti ir logišką sudėliuoti, kad va čia taip, taip ir taip ir taip. Va tai dėl to taip įgaunas. Niekada taip nebus. Tai turi tiesiog priimti on fakt, kad taip yra. Mes negalim to suprasti, kaip tas veik, bet taip yra. Taip yra. Tai va, visata niekada neprasidėjo ir niekada nepasibaigs. Visata ir Dievas yra viskas tas, kas yra, nes viskas, kas egzistuoja, negali neegzistuoti pagal definiciją. O viskas, kas neegzistuoja, dabar sugalvok, nors dalykas neegzistuoja. Negali, ne? Nėra. Viskas, kas egzistuoja ir egzistuos.